išeiti iš darbo. Jau ruoštis į pratybas. Labas rytas, sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Šiandien yra penktadienis, tai reiškia, kad turiu tik vieną vakarą paskaitas pratybas 4 val. Iki 6 ir visa diena yra laisva. Vakar atsiskaitėm kolį, gavau 6, o galiau aukštesnis pažymys negu 5, nes iš praeitų visų kolių virš 5 gaudavau. Tai gerai labai, kad nieko nereikės perlaikinėti. Ir čia taip juokinga, nes tiesiog žiauriai reikės, kad tu gauni 5. Realiai buvo steigiama. Bet dabar gavau 6, tiesiog žiauriai laiminga dėl to, nes šitas kolis sudarė 25% pažymio. Tai reiškia, galėjai gauti 2,5, aš gavau 1,5 kažkur, nes jau čia į didesnę pusę negu pusę. Tai labai esu laiminga, kad tiek gavau. Ir tiesiog vakar po to visą dieną pražiūrėjau serialą, nes jau reikėjo reabilitacijos po tokio kolio, nes tikrai sunkus buvo, labai daug mokėmės visi. O dabar yra nauja diena, nauji darbai, nauji reikalai. Tai va. Aš per šitas 2 dienas tiek daug nemiegojau. Aš per šitas dienas daugiau miegojau negu per praeitas 2 savaitės, turbūt kiekvieną naktį. Tai labai džiaugiuosi, kad nereikėjo niekur anksti keltis šiandien, kad galima tiesiog buvo ramiai pamiegot, pasidaryti darbus ir tada varyti į pratybas. Tai dabar atsikelsiu, reikia pasidaryti pusryčius, pasiklot lovą ir kibti darbus. Dabar pavalgiau pusryčius ir prisėdau prie kompiuterio. Reikia parašyti laisvos formos prašymą išeiti iš darbo, nes jau dabar išeinu iš darbo, nebedirbsiu, kol mokysiuos. Ir tada reikės įsėsti prie paskaitos teorijos, pasiskaityti, pasiruošti pratyboms. Pasimokiau truputį, dabar pagulėjau, pažiūrėjau TikToką, pailsėti šiek tiek norėjau jau, nes skaitau, nieko nebesuprantu, ką skaitau. Ir dabar einu pasišildyti pietus, pavalgyti kažką lengvai, nes dabar, kai pavalgysiu, tai po to tik grįžus jau namie pavalgysiu kažką. Tai gerai, kad vakar pasigaminau šiek tiek daugiau maisto, tai galėsiu suvalgyti, turėsiu ką valgyti ir šiandien. Ir tada varysiu ruoštis į pratybas. Tai va, apsirengiau tiesiog paprastai taip ir dabar jau po truputį deduosi daiktus į tašę, žiūriu, ką reikės po paskaitos greit pasiimti. Tai susidėsiu daiktus ir pasidarysiu ir jau reikės varyti. Kol ruošiuosi pratyboms, sugalvojau jums papasakoti, kaip praėjo 2 mėnesiai metkiai. Tai turėjom biochemijos ir chemijos ciklus, kurie jau pasibaigė. Šiaip tikrai primena šiek tiek chemiją mokykloje. Tikrai buvo nelengva, nes daug labai atsiskaitimų, kiekvieną savaitę po naują kolį, vis naujos temos, nauji dalykai, nauji dėstytojai. Tačiau vis tiek buvo iš dalies ir pastovumas, šiek tiek išliko tvarkaraštis toks pats, tai dėl to nebuvo labai sunku. Viskas, apsirengiau ir varau, nes jau parašė grupiokį, kad atvažiavo paimti. Grįžau kambarį, susirinkau visus daiktus ir dabar jau varau greit, nes manęs laukia, važiuosim namo. Hei, tai šitą video montuoju po poros savaičių, tai pamačiau, kad nepadariau atsisveikinimų su jumis, todėl atsisveikinu su jumis ir iki kitų kartų.